Buildent yra Erasmus Plus finansuojamas projektas, kuriuo siekiama apibrėžti finansų ir verslumo pagrindus. Sveiki atvykę į jaudinantį Buildent pasaulį. Šiandien pažvelgsime į skirtumą tarp kredito ir debeto kortelių. Susipažinkite su SEMu, technologijas išmanančių pirkėjų, kuriam patinka apsipirkimo internetu patogumas. Ir štai Aleksas, tradicinis pirkėjas, kuris mieliau lankosi parduotuvėse. SEMas ir Aleksas abu mėgsta apsipirkti, tačiau už pirkinius moka skirtingais būdais. SEMas naudojasi kreditinę kortelę. Naudodamasis šią kortelę, SEMas skolinasi pinigus iš banko, kad ką nors nusipirktų. Taigi, naudodamasis kreditinę kortelę, SEMas perka daiktus dabar ir moka už juos vėliau. Tai tas pats, kas gauti trumpalaikę paskolą. Bet atminkite, SEMas turi grąžinti tai, kas buvo pasiskolinta, pridėjus papildomus mokesčius ir palūkanas. Kita vertus, Aleksas mieliau naudoja debeto kortelę. Naudojant šią kortelę pinigai iš karto nuskaitomi iš Alekso banko sąskaitos. Aleksas gali išleisti tik šioje sąskaitoje jau turimus pinigus. Tai tarsi grynųjų pinigų naudojimas, bet patogioje ir saugioje formoje. Taigi, kokie yra kredito kortelės privalumai ir savybės? Su kreditinė kortelė SEMas gali mėgautis tam tikromis privilegijomis, tokiomis kaip atlygis, pirkinių draudimas ir geros kredito istorijos kūrimas. Tačiau SEMas kiekvieną mėnesį turi pilnai sumokėti likutį, kad išvengtų didelių palūkanų. Kokie yra debeto kortelės privalumai ir savybės? Aleksui nereikia jaudintis dėl palūkanų ar skolų, nes išleisti galima tik Alekso banko sąskaitoje jau esantį likutį. Dabar. Spausės atslygų 0:06 SE pause, suktas klausimas. Kuri kortelė leidžia pasiskolinti pinigų? Ar tai kreditinė ar debetinė kortelė? Na taip, tai kreditinė kortelė. Kreditinė kortelė reiškia, kad skolinatės pinigų. Pasirinkimas tarp kredito ir debeto kortelių priklauso nuo jūsų. Taigi nesvarbu, ar pasirinksite kredito kortelę ar debeto kortelę, nepamirškite sekti savo išlaidų, susikurti biudžetą ir vengti išleisti daugiau, nei galite sau leisti. Norite sužinoti daugiau apie savo finansų valdymą? Pasinerkite giliau į mūsų internetinius mokymosi įrankius, kuriuos rasite mūsų svetainėje www.buildent.e. Buildent yra Erasmus Plus finansuojamas projektas.